Liftas – tai laida, kurioje tau nereikės kilti karjeros laiptais, mes tavo talentą pakelsime liftu. Sveiki, esu Nikolas Kin, pagal oficialią profesiją esu psichologas, pagal netradicinę skaitausi mentalistas. Dabar daug kas iš jūsų galvoja, ką reiškia tas žodis mentalistas. Trumpa sąvoka būtų, kad mentalistas yra tas žmogus, kuris naudodamas savo 5 turimus pojūčius sukuria iliuziją, kad turite 6. Šiaip šiuo metu esu pripažintas kaip pats garsiausias ir tuo pačiu geriausias mentalistas Baltijos šalyse. Taip pat jeigu norite daugiau sužinoti apie mane, paprasčiausiai Google įveskite Nikolas Kin. Pirmiausia, norėčiau jūsų supažindinti su Nikolas asmenybė, keletas įdomių ir žmaigždžių klausimų jam. Nikolai, ir triukus kuri pats? Šiaip ne, iš tikrųjų, klausimas žiauriai sudėtingas yra, iš tikrųjų, yra žmonės, kurie kuria triukus, yra žmonės, kurie demonstruoja triukus. Šiaip tai pradėjau, galim sakyti, labai trumpai nuo iliuzijos meno, tai vadovaujausi triukais ir rankų miklumu, dabar perėjęs prie žanro vadinasi mentalizmas, tai aš nevadinu triukas, o vadinu eksperimentas. O jeigu atsakius iš šitą klausimą būtų labai paprastai, kad sukurti triuką yra be galo sudėtinga, aš tik tai paimu tai, kas jau yra seniausiai sukurta, tik tai pakeičiu kitą kryptimį ir patobulinu jį. Sakau, dviračio aš neišrandu, bet tik tai jį patobulinu. Liuks. Kiek laiko tu to užsiemi? Yra 2 laikai. Yra laikas, kai aš pradėjau užsiiminėti, ta prasme, susidomėjimas buvo ir kada aš jau profesionaliai dirbu. Domiuosi jau 21 metai, kaip domiuosi iliuzijos menu kartu su mentalizmu, o profesionaliai užsiimu jau eina 11 metų. O kuo iliuzija skiriasi nuo mentalizmo? Iliuzijos menas pagrįstas dažniausiai yra rankų miklumu. Tai pavyzdžiui, jėmant, grubiai jėmant daiktą kažkokią, arba ten pirštą paimam, parodom, čik, dingo atsiradom. Su podeliu nepadarysiu, bet pavyzdžiui, va čia yra skaitosi iliuzijos menas, kada mes, netgi taip, šaukštelį, paimam, dingsta atsiranda. O mentalizme būtų kur kas sudėtingiau, tai viskas vadovaujasi proto jėga, tai jeigu jėmant paprasčiausiai, mes apsižiūrim ir jisai pas mus pradeda paprasčiausiai linkti, galima dar biškį labiau. Tai va susidaro kiekviena iliuzija ties protu, kad žmogus mato tam tikrą dalyką, kuris yra, atrodo racionaliai, bet protas negali to suvokti. Jeigu mes paimsim, visus atgaminsim atgal, mes jau turime šaukštelį tokį pat sveiką kaip ir taip. Tai gaunasi iliuzija protu. To ir skiriasi iliuzijos menas nuo mentalizmo. Ačiū. Manau, kad to pakako ir jums. Gerai, tai koks tavo buvo pirmas išmoktas triukas? Pats pirmas triukas buvo išmoktas mano tėčio, tai buvo triukas su paprasta moneta. Tada dauguma galbūt žino iki šiol, tai yra kada paimi monetą, trinėjai alkūnį ir paskui jinai dingsta. Man buvo 6 metai ir aš kai pirmą kartą pamačiau tai man toks buvo, kaip tai padarom. Nors yra dar vienas triukas, kurį neišmokau, bet mačiau, kai tėtis darė, tai buvo su sniegu. Daug kas iš tikrųjų renginiuose matė tą pasirodymą, nes aš pasakojau visą istoriją, kaip pradėjau domėtis iliuzijos menu. O ką tu galvoji apie tos, kurie klausosi tavo telefonų pokalbį ir tu visada pasakai, darysiu numerį su sniegu? Čia yra įdomi istorija iš tikrųjų. Jokas juokais. Kai klausosi pokalbių ir kada kolegos ar dar kas nors klausia savo, ar turi sniego. Man reikia vienam pasirodymui sniego, tai visi galvoja, kad tai susiję ne su tuo sniegu, kurie žmonės įsivaizduoja, o su baltais milteliais, kurie būna ant stalo ilgam takelėje. Kur per Nemuno kitoj pusėje? Kur per Nemuno kitoj pusėje, tikrai taip. Nikolai, ar savo pasirodymų metu teko kada nors susimauti? Susimauti? Kad nesigautų kažkas teko ir ne vieną kartą. Iš tikrųjų, iliuzijos mene yra pliusas tame, kad jeigu tu susimauni, tu gali iš padėties bet kuriuo momentu susukti. Mentalizme yra kur kas sudėtingiau, nes žmogus yra neprognozuojamas, kiekvienas žmogus yra atskiras. Ir jeigu tau kažkas nesigavo, tai jau nėra to, kad tu vaikštai ašmenimis. Gavosi efektas toksai, kad visi galvoja, kad tai yra didžiausias stebuklas pasaulyje, bet taip neįmanoma, jeigu nesigauna, tai mes visi žmonės visi klystam. Bet yra bet. Žmogus niekada nežino, kuom triukas arba eksperimentas baigsis. Aš bet kuriuo momentu galiu jį pakreipti būtent taip, kaip man reikia. Tai dažniausiai tu pats nežinai, kada kažko baigsis? Jo, aš visą laiką pats būnu šoke. Ir nuostabiam šoke? Jo, aš pats šoke. Teigiamam ar neigiamam? Teigiamam šoke, kad aš pats nesuprantu, kaip aš tai padarau. Supratau. O Nikolai, toksai gal pakankamai asmeninis klausimas. Esi buvęs soliariume? Soliariume? Jo, labai senai. Kokią, nežinau, gal 13-14 metų. Mama privertė, nes buvo labai išbliškęs. Tam reikia
to ultrafioletinių spindulių, kad pas mano organizmas ir eidavau toksai. Tai sunerimo galima. Buvo. Bet kaip suprantu, tai yra tam tikra skaudi praeitis ir dabar nereini. Kol kas nesu buvęs jau daug metų. Dažniausiai pasikraunu ultrafioletiniais spinduliais vasaros metu prie jūros. Įdomu, o sakyk, mes tai gyvenime matė įvairiais atspalviais, tavo plaukai buvo įvairiausių spalvų. Sakyk, ar užtenka honoraro plaukų dažams? Oi, tikrai užtenka, žinok. Šiandien kaip tik po šito pokalbio važiuoju į kirpyklą tuo pačiu ir šukas atitaisyti ir tuo pačiu ir plaukų spalvą gaminti. Kokia dabar bus? Ta pati. Tamsi. O pagal ką renkiesi spalvą? Ką pasiūlo, ar įtakoja metų laikai? Ne, iš tikrųjų, šiaip natūrali yra šviesi spalva, tai blondinas, o po Ukrainos projekto Fenomenas, skirtas pasauliniam projektui, ten stilistė padarė įvaizdį, kad pakeitė plaukų spalvą, sakė, tau reikia būti tamsiam, nes tau labiau tinka prie veido. Ir iš tikrųjų veido bruožus paryškina. Mėlyna, raudona nesinori, nes kažkaip eksperimentuoti ant tiek nesinori. Bet turėjęs mėlyną spalvą? Ne. Neturėjai, ar ne? Raudonos turėjau sraugą, galbūt dar užsimesiu. Tau tiko, ar ne? Jo. Liuks. Nikolai, o gali papasakoti apie tą projektą, kuris buvo Ukrainoje? Kas nors buvo tokio nutikę, ko neįmanoma padaryti Lietuvoje ir ko nėra buvę Lietuvoje? Ko nėra pasirodymo metu, patys pasirodymai, biškai skirtiniai, mažai ką demonstruoju čionais, buvęs tenais, bet artimiausiu metu aš planuoju Lietuvos talentų pusfinalį, jeigu pateksiu, tai bus vienas pasirodymas patobulintas iš to, ką dariau Ukrainai. Lietuva dar nematė, tai va. Tokia intriga. Nikolai, ką manai apie Gražulį? Kas tas Gražulis? Ai, tu čia apie Seimo narį, jo? Tikriausiai. Tikriausiai. Aš jau galvoju, kas apie Gražulį. Ką aš manau, žmogus daugiau nieko, kaip sakoma, į politiką nelendu, apie politiką nelabai domiuosi. Kiek pamatai, bet nelikai ir užtenka. Jeigu Gražulis tau pasiūlytų stoti jo partiją, stotum? Ne. Kodėl? Aš, kaip sakoma, turiu savo kelią ir tikrai į politiką nesipolitiruosiu ir net neįsiu. Nikolai, kokia tavo seksualiausia kūno vieta? Aš pats. Visas. Visas, jo, tikrai taip. O kaip tu čia dabar man karmuši, tai įdomiai. Ačiū labai. Seksualiausia vieta, nu aš sakyčiau, aš vienu žodžiu nenoriu pasirodyti narcizu, kad arba savimyla labai didelė, bet yra toks labai geras posakis. Pamilsi save, pamilsi tave pasaulis. Viskas, kaip sako, pas tave myliu ir nuo to užtenka. O ką tu manai apie tos, kurie sako, kad gražiausia kūno vieta yra tik tai akys? Nu, pas moteris priklauso nuo akių dydžio. Taip, o šiaip tai įvairiai čia skonio reikalas yra. Pas vienus akys, pas kitus kitie plagumai. Užkietėjęs lovelasas. Buvau. Nebuvau ir nesu, bet taip, kaip sako, prijaučiantis. Nikolai, mums įdomu, ką tu pasirinksi? Nikolai, Haris Poteris ar moteris meluoja geriau? Haris Poteris. Čiaburėkas ar kebabas? Kebabas. Brendis ar kola? Brendis. Dūzgė ar ramus vakaras? Kas tai reiškia? Ką reiškia žodis dūzgė? Sakyk, dūzgė ramus vakaras. Ramus vakaras. Kodėl? Nes po ramus vakaro gaunasi dūzgė. Pas tave taip, ne prieš tai? Nebūna dūzgė prieš tai, po to ramus vakaras? Ne, atvirkščiai. Labai gerai. Dušas ar vonia? Vonia. Naktis ar diena? Naktis. Kur? Namuose. Visada? Nu, priklausomai nuo situacijos. Ostapenko ar Virgis Stakėnas? Stakėnas. Psichologija ar filosofija? Psichologija. Mėlyna ar raudona? Bordo. Aš parodysiu iš tikrųjų žiūrovams vieną iš paprasčiausių būdų, kaip galima sudėlioti Rubiko kubiko, tu dėliok savo. Pagrįstant, galima sakyti, ne mentalizmu ir ne rankų miklumu, o kad suvoktų žmonės, kad visą tai, ką jie mato, ko labiau iš tikrųjų tu matai, to didesnė iliuzija susidaro tame. Tavo kubikas, kol kas palaikyk, dar biškį pamaišyk. Tik tai svarbiausia, daryk švelniai, nes jie labai trapus, jie gali labai paprastai likti. Liktis labai švelniai, lyg su damu. Taip? Nu, norėsi sustoti? Nu taip, sustojau, taip norėjau. Taip. Aš noriu, kad ištiestum ranką į priekį. Laikyk taip, išiaušyk, padėsim. Nu, čia bunė. Laikyk, nepamesk, aš paimsiu jau beveik sudėliotą ir padarysim
Daug nereikės. Jau. Ne, kas įvyko? Ne. Žodis ne, tai įdomiai skamba. Jeigu mes paimsime kubiką, padėsime jį va taip, mes matome, kad šitos dvi pusės yra vienodos. Apsuksime taip, yra šitos dvi pusės vienodos, bei šitos dvi pusės vienodos. Reikia nepamiršti viršaus bei apačios. Valia. Ačiū tau. Atsiminkite, kad kiekvienas iš mūsų yra talentas, o kas kils kitą kartą.